Labą dieną. Šiandien paskaitos tema žmogaus saugumas ir pagrindinis paskaitos tikslas supažindinti su žmogaus saugumo koncepcija, ką ši koncepcija talpina savyje paskutiniu metu, nes iš tikrųjų žmogaus saugumo sąvoka istorijos bėgy keitėsi. Ir jeigu mes žiūrėtumėm, kaip jinai integruota ir kaip buvo apibrėžta pirmajam žmogaus socialinės raidos pranešime, berods 94 metais, kuris buvo skirtas žmogaus saugumo dimensiją apibrėžti pasauliniu mastu, tai tas socialinis saugumas buvo maždaug taip apibrėžtas. Socialinio arba žmogaus, čia sinonimas, saugumo sąvoka ilgai buvo suvokiama kaip teritorinis saugumas nuo išorinių agresorių, nacionalinių interesų, apsauga užsienio politikoje ar kaip globalinis saugumas nuo branduolinio holokausto. Saugumas buvo susietas labiau su tautomis valstybėmis negu su žmogumi. Didžiosios pasaulio jėgos buvo užstrigę šaltajame kare, mažesnės, nes neatgavusios nepriklausomybę labai jautrios savo lengvai pažeidžiamam identitetui. Čia tokia įžanga, kaip ir galima sakyti, istorinė, ir jūs tikrai žinot, yra jūsų tėvai, seneliai, dar tikrai prisimena tuos vadinamus sovietinius laikus, šaltąjį karą, žodžiu, jums tų pasakojimų tikrai užtenka turbūt ir tikrai visi susipažinę, o dar su senesne, jeigu mes žiūrėsim istoriją, tai užtenka ir po Kauno senamiestį pasivaikščioti, pasižiūrėti į Kauno pilį, į tas likučius, į tas istorinės, kaip sakant, vietas, tas sienas, visi, ko gero, jeigu žiūrėsim fiziškai, kaip savo teritorinį vientisumą gynė, tai mes galim šnekėti apie dvi Vokietijas rytų vakarų atskirusią sieną ir subyrėjusią. Žodžiu, yra dar išlikusių dalykų ir jūs žinot ir matę ir girdėję apie kinų sieną. Žodžiu, buvo didelės pastangos tam teritoriniam saugumui, nes iš tikrųjų buvo ir supratimas ir tokios realijos, kad reikėjo šitų priemonių ir tas saugumas buvo labiausiai tai suorientuota. Žodžiu, ir dabar jisai yra aktualus, bet labiau susietas su žmogumi, nes iš tikrųjų, kada mes kalbam apie saugumą ir susifokusuojam į teritorinį tą saugumą, tokį politinius interesus, valstybė prieš valstybę, sakykime, tai tokiam kontekste labai lengva pamiršti paprastus žmonės, o paprastiems žmonėms jie savo saugumo ieško paprastam kasdieniam gyvenime. Ir dauguma jų saugumas asocijuojasi su apsauga nuo plintančių ligų, alkio, nedarbo, nusikaltimų, socialinių konfliktų, politinių represijų ar rizikingos aplinkos. Toksai. Ir kitam pranešime tai buvo vaizdžiai aprašyta. Socialinis saugumas yra vaikas, kuris nemirė, liga, kuri neįsiplėtė, darbas, kurio nepanaikino, etinė įtampa, kuri nesprogo, disidentas, kuris nenutilo. Taigi socialinis saugumas nėra susirūpinimas ginklais, bet susirūpinimas žmogaus gyvenimu ir orumu. Tai va čia ta pagrindinis posūkis ir toks naujumas šitam socialiniam saugume. Žodžiu, tai susirūpinamas žmogaus gyvenimu ir orumu. Dabar 16 metais berods buvo tai parašyta pranešime, kad pagrindinis požiūris yra į žmogaus saugumą. Tai yra ta mintis, kad žmonės turi teisę gyventi laisvai ir oriai, be skurdo ir nevilties, turėdami lygias galimybės naudotis visomis savo teisėmis ir visapusiškai plėtoti savo žmogiškąjį potencialą. Čia toks, kaip sakant, apibrėžimas gana oficialus. Dabar pagal, yra kaip papildomas skaitinys jums pateiktas, žodžiu, ir aš juo remiuosi ir keletas tokių charakteristikų pagal Jungtinių tautų metodiką ar handbook rasite prikabintą. Žodžiu, tai jie išskiria taip, kad žmonių teisė, viena iš charakteristikų tokių pagrindinių yra, tai žmonių teisė gyventi laisvėje ir oriai, be skurdo ir nevilties. Visi asmenys, ypač pažeidžiami žmonės, turi turėti teisę į laisvę nuo baimės ir laisvę nuo trūkumų, turėdami lygias galimybės naudoti visomis savo teisėmis ir visiškai išplėtoti savo žmogiškai potencialą. Čia toks truputėlį dar labiau praplėstas dalykas, kurį prieš tai ką tik pasakiau. Ir, žmogaus saugumas reikalauja į žmonės orientuotų, visapusiškų, konkrečiam kontekstui pritaikytų ir į prevenciją orientuotų atsakų, kurie sustiprintų visų žmonių ir visų bendruomenių apsaugą ir galias. Žmogaus saugumas pripažįsta taikos, vystymosi ir žmogaus teisių sąsajas.
lygiai taip pat atsižvelgia į pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Tai žmogaus saugumo sąvoka nėra ta pati atsakomybei saugoti ir saugumui įgyvendinimui. Žodžiu, jinai žymiai platesnė. Žodžiu, žmogaus saugumas nereiškia grasinimų, jėgos panaudojimo ar prievartos priemonių ir žmogaus saugumas nepakeičia valstybės saugumo. Žodžiu, kad valstybės tas saugumas yra diskutuojamas, galima sakyti, tik viena iš charakteristikų saugumo. Žodžiu, jeigu yra valstybės saugumas, tai aišku, kad irgi ir žmogaus saugumas yra, bet jeigu nėra žmogaus saugumo, tai galima sakyti, gali valstybė būti kaip ir nepriklausoma, demokratinė ir tokia kaip ir saugi, niekas jos iš išorės nepuola, bet savo žmonėmis nesirūpinti ir žmogus gali ten, žodžiu, nesijausti saugiai. Žmogaus saugumas grindžiamas nacionalinė nuosavybė, ta prasme, kad už jį atsakinga kiekviena šalis, kaip sakant, savo vidaus politikos čia prerogatyva, ne kažkurių kitų šalių kištis, žodžiu, į tai, kas yra viduje. Ir kadangi politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės žmogaus saugumo sąlygos labai skiriasi skirtingose šalyse ir atskirose šalyse bei skirtingais laiko momentais, tai žmogaus saugumas sustiprina nacionalinius sprendimus, suderindamas su vietos realiai. Žodžiu, jinai būtinai turi tas saugumas nesiskaityti su vietos kultūra, žodžiu, su vietos religija, yra, tiesiog negali su tuo prasilenkti. Dabar dar vienas dalykas ir tokia charakteristika, kuri yra labai aiškiai pasakyta Jungtinių tautų, žodžiu, kad vyriausybės išlaiko pagrindinį vaidmenį ir atsakomybę užtikrinant savo piliečių išlikimą, pragyvenimą ir orumą. Žodžiu, kad tai pagrindinė ir esminė ir bazinė, kaip sakant, atsakomybė ir bazinis vaidmuo, kuo ir turi mūsų visa politika ir vykdomoji valdžia rūpintis, aišku, ir mes patys vienas kitur. Tarptautinės bendruomenės vaidmuo yra papildyti ir suteikti vyriausybėms reikalingą paramą jų prašymu, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai reaguoti į esamas ar kylančias grėsmes. Žmogaus saugumui reikalingas didesnis vyriausybių, tarptautinių, regioninių organizacijų bei pilietinės visuomenės bendradarbiavimas ir partnerystė. Va čia labai toks svarbus dalykas. Dabar, žinot, yra DNR planas ir, žodžiu, dažnai būna ir girdėt humanitarnės pagalbos, ar nuo stichijų, ar dar nuo kažkurių dalykų nukentėjusiom šalim tikrai ateina kitos į pagalbą, žodžiu, nes tai tautų solidarumo ir vystymosi ta teisė tokia ir jinai tikrai paremta ir kiek įmanoma stengiamas realizuoti. Dabar kitas dalykas, kuris dar labai svarbi charakteristika to žmogaus saugumo, tai yra žmogaus saugumas turi būti įgyvendinimas visiškai gerbent Jungtinių tautų chartijoje numatytus tikslus ir principus, įskaitant visišką pagarbą valstybių suverenitetui, teritoriniam integralumui, nesikišimą į klausimus, kurie iš esmės priklauso valstybių vidaus jurisdikcijai. Ir žmogaus saugumas nereikalauja papildomų teisinių valstybių įsipareigojimų. Žodžiu, rūpintis savo šalies piliečiais tiesiog nereikia jokių kitokių kažkokių stebuklingų antgamtinių, tarptautinių, kaip sakant, dokumentų. Bazė tikrai jau yra sukurta. Ir tas labai svarbus dalykas, kad jeigu vienoje valstybėje yra problemų, tai jūs mato tikrai, kaip šiandienai nesistengia iš karto kariniam priemonėm, kokiom raketom ar ten kitaip subombarduoti šalies, kad padaryti taiką tokia jėga, bet iš tikrųjų žiūri, taiko ten ar ekonominės sankcijas, ar dar kažkokias tokias, kad ta pagarba valstybių suverenitetui vis tiek būtų išlaikyta ir teritoriniam integralumui, ir tokie dalykai, kurie vis vyksta vis tik tai istorijoje, žmogaus saugumo požiūriu ten netoleruotini yra. Bet čia, aišku, yra visokių įtampų, bet jau kitų disciplinų būtų čia studijų objektas ieškoti ten giliau ir apie tai, kaip ten vyksta ir kokios problemos į tai gilintis. Bet jums užtenka atsiminti, kad vis tik tas turi būti įgyvendinimas išlaikant visišką pagarbą suverenitetui, teritoriniam integralumui ir nesikišimui į klausimus, kurie yra iš tikrųjų vidaus reikalas. Tai čia ir šaltinės mano, aš jums šitą šaltinį esu įdėjus į Moodle ir jūs prašysiu paskaityti pirmą tą skyrių. Žodžiu, antras skyrius susieta kaip įgyvendinamas tas žmogaus saugumas,
ir kaip jisai integruotas į darnaus vystymosi tikslus, tai iš tikrųjų ten gali tik užmest akim, bet jau čia logiškai išmąstysit, kad ir aplinkos apsauga ir visi kiti ten tikslai yra tiesiogiai susiję, žodžiu, su žmogaus saugumo to konteksto sukūrimu. Dabar šitos skaidrės jau toliau seka, tai jos parengtos remiantis pačiu pirmuoju to pranešimu, kuris išsamei apžvelgė ir pateikė tą koncepciją žmogaus saugumo. Tai va, dabar ta žmogaus saugos sąvoka yra aiškiau identifikuojama per trūkumą negu per turėjimą. Tikrai ją lengviau atskleisti, kada nėra to saugumo, bet šiaip skiriame du aspektai tokie pagrindiniai, kad saugumą, apie saugumą, kada kalba, kad saugumas yra nuo tokių grėsmių kaip badas, ligos ar represijos, atsiprašau, čia nepilną žodį palikau, apsauga nuo staigių ir žalingų žalojimų kasdieninėme gyvenime, kaip darbe, namuose, bendruomenėje. Tai va, saugumas nuo ir apsauga nuo kažko. Žodžiu, tai va šitas labai aktualūs ir būtent šios grėsmės gali egzistuoti visose, negali, bet ir egzistuoja visose šalyse, nepriklausomai kaip toli jos pažengia. Tai čia ir mažiau išsivysčiusios šalys, ir stipriai išsivysčiusios, kurios pagal žmogaus socialinės raidos indeksą yra pirmose vietose. Žodžiu, vis tiek ten yra šita problematika ir žmogaus saugumui, nes tai yra nuo kiekvieno žmogaus saugumas. Tai visur tų grėsmių yra ir visur saugumu reikia rūpintis. Dabar žmogaus saugumo praradimas gali būti lėtas ir užslėptas procesas arba atvirkščiai. Žodžiu, tai priežastimi gali būti žmogus, darantis blogus politinius sprendimus, arba gamtos jėgos. Gali būti ir šių dviejų priežasčių kombinacija. Tada iš viso pavaina. Pavyzdžiui, jūs dabar stebėt mūsų kaimynės Baltarusijos pavyzdį ir matot, kiek gali padaryti žmogus, žodžiu, ir su nekokiais politiniais sprendimais, su blogais politiniais sprendimais ir autoritariniu valdymo stiliui, galima sakyti. Tai iš tikrųjų, galima sakyti, ir gamtos jėgos dar prisideda čia tas koronavirusas ir iš tikrųjų Baltarusija jau kiek laiko praktiškai išgyvena kokius žmonės labai didelės problemas, netektis ir dabar jaunas žmogus žuvo, ką tik paskaičiau šiandien Delfi, žodžiu, tai yra tas praradimas, bet Baltarusijoje žmogaus saugumo tas praradimas iš tikrųjų jisai buvo lėtas. Matot, kiek laiko žmogus susiliko, vis kalbėdavom kažkaip tai, kad apie tą Baltarusiją, bet iš išorės vis tiek reikia gerbti kitos šalies suverenitetą ir patys žmonės turėjo tvarkyti, žiūrėti, bet ne taip ir lengva, kada yra tokie visokie klastojimai galbūt rinkimų ir taip toliau. Tai iš tikrųjų čia rimta problema, bet tik tai, kad tas žmogaus saugumas tikrai labai lėtai gali būti prarandamas ir labai tokiom prastom sąlygom. Ir kada ir mums čia Lietuvai, žodžiu, yra visokių ekspertų įžvalgų tokių dėl emigracijos darbingo amžiaus žmonių, žodžiu, dėl didelio skaičiaus žmonių, kurie savižalojančių elgesio, tai yra paplitęs alkoholio vartojimas ir psichotropinių medžiagų kitų, ir konfliktų sprendimo būdai ne patys geriausi, daug labai tokių mirčių nuo išorinių mirties priežasčių, žodžiu, daug tokių indikatorių, kad tikrai būdingas savižalojantis elgesys, žodžiu, dideliai populiacijos daliai ir migracija ir menkas rūpestis viešuoju sektoriu, tai irgi prognozuoja, kaip sakant, problemas ilgalaikiai perspektyvoje. Bet tikėkime, kad mūsų šalis bus gabi ir gebės spręsti ir labai jau kokias nors didelės krizės nepateks. Kaip sakant, tai tokie dalykai, kad tas atsiminti, kad lėtas arba gali būti staigus procesas. Dabar žmogaus saugumo sąvoka nėra ta pati žmogaus socialinės raidos sąvokai. Kartais būna taip, kai apie viską atrodo, ta žmogaus saugumas atrodo, apie viską jisai lygtai. Ir ta žmogaus raidos sąvoka tai irgi panašiai tokia. Bet iš tikrųjų yra skirtumas, žmogaus socialinė raida yra platesnė sąvoka ir apibrėžta kaip procesas plečiantis žmogaus pasirinkimų galimybės. Čia tas toksai, kad plečia žmogaus pasirinkimų galimybės. O žmogaus saugumas reiškia, kad žmogus gali rinktis saugiai ir laisvai. Tai šitą labai, kas pabraukta, įsidėmėkit, žmogus gali rinktis saugiai ir laisvai ir kad žmogus pasitikėtų, kad galimybės, kurios turimo šiandien, nebus visiškai prarastos rytoj.
Va čia toks, išsamiausias, kiek aš radau tų apibrėžimų, dar kartą pakartosiu. Žmogaus saugumas reiškia, kad žmogus gali rinktis saugiai ir laisvai ir kad žmogus pasitikėtų, kad galimybės, kurios turime šiandien, nebus visiškai prarastos rytoj. Tai va toks išsamiausias būtų žmogaus saugumo apibrėžimas. Dabar yra tamprus ryšys tarp žmogaus saugumo ir žmogaus socialinės raidos. Va, nustatyta, kad ten, kur žmogaus socialinė raida yra silpna, žmogus patiria daugiau deprivacijų, skurdos, ligos ir visokie ir panašiai tokie negatyvūs dalykai. Ir tuomet, kai kasdieniniam žmogaus saugumui iškyla grėsmė, dažnai jis tampa mažiau tolerantiškas, labiau agresyvus. Žodžiu, tai vat, šitas tikrai jau yra nustatyta mokslininkų. Žmogaus saugumo garantavimas nereiškia, kad perimama žmogaus atsakomybė valdyti savo gyvenimą. Žodžiu, atvirkščiai, kada žmonės nesaugus, jie tampa visuomenės našta. Žodžiu, tai va, tą labai irgi reikia atsiminti, čia irgi užakcentavau. Dabar žmogaus saugos sąvoka pabrėžia, kad žmonės turi sugebėti pasirūpinti savimi. Va, visi žmonės turėtų turėti galimybę patenkinti savo asmeninius poreikius ir užsidirbti pragyvenimą. Tai juos išlaisvintų ir padėtų užtikrinti jų įnašą į raidą, jų pačių raidą. Jų pačių raida yra ir jų bendruomenė, šalies ir pasaulio raida. Ir va, tą labai reikėtų, kad suprastų ir mūsų šalyje būtų tas supratimas ir politikoje. Iš tikrųjų, kad tas rūpestis žmogumi ir toks orus rūpestis žmogumi ir galimybių suteikimas, kad tai yra iš tikrųjų pagalba žmogui, yra pagalba bendruomeniai, šaliai ir pasauliui. Bet ir žmogaus sauga yra kritinė sąlyga, kad žmogus aktyviai įsitrauktų ir dalyvautų procesuose. Kur nėra žmogaus saugos, tai tiesiog ir tos įtraukties praktiškai nėra. Pilnavertis bent jau. Va, žmogaus sauga nėra gynybos sąvoka. Šitas irgi labai svarbus dalykas atsiminti, kad toks kaip teritorinė ar militarinė sauga. Žmogaus sauga yra integruota sąvoka, telpanti žmonių solidarumo sąvokai. Bet ne jėgos, kuomet armija pastatyta prieš armiją. Tai, tas solidarumas yra kertinis dalykas žmogaus saugai. Nes tada, kada mes konfliktuojame, tai tikrai mes saugiai nesijaučiam. O tada, kada solidariai dirbam, taikiai, tai tada tas saugumas tiesiog yra pamatas ir galim skleistis, ir mūsų potencialas, ir galimybės. Žodžiu, visakam padeda pagrindą toks saugumas. Dabar kokie komponentai yra? Žodžiu, tai irgi pagrindinis visada buvo du tie, tai laisvė nuo baimės ir laisvė nuo stokos. Šitą aš kažkada jums sakiau. Praktiškai jau šių komponentų svarba pripažinta nuo Jungtinių tautų. Bet ir žmogaus teisės integruota šitas laisvė nuo baimės ir laisvė nuo stokos. Žodžiu, pagrindinės žmogaus teisės, kaip sakant, tikslas yra toks, išlaisvinti žmogų nuo baimės ir nuo stokos, kaip sakant, tai didelis dalykas ir jeigu šitai būtų pasiekta, tai tikrai žmogus tada gali žydėti, skleisti savo galias ir funkcionuoti ir gyventi, džiaugtis laimingų gyvenimų, galima sakyti. Tai va toks. Dabar Jungtinių tautų įkūrėjai, kalbėdami apie saugumą, suteikdavo vienodą svorį teritoriniam ir žmogaus saugumui. Tai jau nuo pat pradžios ir mes negalim galvoti, kad, žodžiu, reikia galvoti vien tik tai į žmogų sufokusuotą apie tą saugumą, o į teritoriją ne. Čia taip negalima ir dabar aktualu suteikti vienodą svorį tiek teritoriniam, tiek žmogaus saugumui. Bet, žodžiu, tai abi šitos komponentės, teritorinis saugumas ir žmogaus saugumas yra, kaip sakant, labai svarbios. Dabar turtingų kraštų žmonės siekia apsisaugoti nuo nusikaltimų gatvėse, užkrečiamų ligų plitimų, žemės degradacijos, užterštumo, darbo praradimų. Dabar visas pasaulis stengiasi atlaikyti COVID ir nuo jo apsisaugotų ir daug labai meta pastangų solidariai ir vakcinų išradimui ir visokiem dalykam, žodžiu, apsaugai. Tai čia paliečia tiek turtingas, tiek neturtingas šalis. Kaip sakant, o vargingų šalių žmonės siekia išsivaduoti iš alkio, ligų, skurdo, tuo pačiu susidurdami ir su tomis pačiomis problemomis kaip ir industrinės šalis. Tai nėra tas pats, kur išvystyta gera sveikatos priežiūros sistema, sakykime, ir turtingos šalys iškęsti, sakykime, šitą dabar koronos viruso plitimą ir tą apsisaugojimą, palyginus su tom šalim, kur žmonės miega gatvėse ir tikrai dar yra labai daug skurdo ir daug alkio ir daug stichinių nelaimių, žodžiu. Tai tikrai didelis skirtumas, bet tos visos, kaip sakant, grėsmės, kaip ligų plitimas ten ir visokie kitokie dalykai, jie per visas šalis pasiskleidžia vienodai.
Va. Dabar globaliame lygmenyje žmogaus sauga reiškia pastangą sumažinti grėsmę globalinio skurdo, narkotikų plitimo, užkrečiamų ligų plitimo, klimato pasikeitimų, nelegalios migracijos, terorizmo. Ir dėl kolektyvinio suicido, atominio ginklo susprogdinimo atveju susirūpinimas išliko nuo pat Hirošimos ir Nagasaki tragedijos. Praktiškai ir jisai niekada neatsileis, kol bus ginklai tokie pavojingi visai žmonijai gaminami, kol jų turės, tol mes, kaip sakant, turėsime tą žmogaus saugos riziką ir turėsim rūpestį kaip žmonija, kad pati savęs neišnaikintume. Dabar žmogaus saugai tų pavojų yra labai daug, žodžiu, ir gali pavojus būti per labai įvairias kategorijas ir išskiria tokias 8, kaip sakant, dimensijas, galima sakyti, žmogaus saugumo, ar ne dimensijas, kategorijas galima pavadinti, žodžiu, skirtingas. Jų čia sąrašas tikrai nėra baigtinis, gali būti ir daugiau. Taip pat ekonominis, maisto, sveikatos, aplinkos, asmens, visuomenės, politinis ir kultūrinis saugumas, kurie iš tikrųjų turi savo niuansus ir savo charakteristikas. Ir kalbant apie žmogų, apie žmogaus saugą, žodžiu, tai apie šitus dalykus dažniausiai ir turiu omeny. Va ir ką reiškia dabar? Tas ekonominis saugumas reikalauja garantuotų bazinių pajamų iš produktyvaus ir atlyginimo darbo arba galų gale iš viešai finansuojamo saugumo tinklo, socialinės paramos. Tačiau, kad žmogus būtų saugus, kad jisai turi ką valgyti, jei turi jisai valgyti, kad ir nedaug, bet kad jis tą, ką turi valgyti, kad jis turės ir rytoj. Žodžiu, jeigu žmogus turi galimybę gyventi tik iš viešos paramos, sakykime, gauti sriubos, karito vargšų valgykloj, tai jam ir tai saugumui garantuoti, kaip sakant, ekonominiam tam tokiam maisto saugumui, tai ir tai yra ta parama, žodžiu. Šiokie tokie, nors ten gal prie maisto saugumo reikėtų kalbėti, socialinė parama, ta pašalpa galbūt, kurią jisai gauna, nes jei nėra kitų galimybių turėti kitas pajamas ir užsidirbti, žodžiu. Tai jam labai svarbu, kad jeigu jisai šiandien turi tą paramą, kad kitą dieną vėl turėtų kažkurį šaltinį arba tą pačią paramą, arba būtų sukurta galimybė viešųjų darbų ar kitokių darbų, žodžiu, darbo vietos. Maisto saugumas, tai tas reiškia, žmogus turi galimybę maitintis pačių užaugintų, nusipirktų ar viešosios pagalbos duodamų maistu. Ir čia bazinis tas, čia per daug 8 nulių prirašiau, žodžiu, 1 nuliu, tai vieną reikėtų nubraukti. Bazinis minimumas yra visiškai tik, kad žmogus nenumirtų 200, o normaliai tai 2050 kalorijų turi būti dienai. Toks vidurkis paskaičiuotas. Čia atsiprašau labai, kad tas 1 nulis per daug man pasirašė. Ir problema maisto saugumui kilo tuomet, kai jis nelygiai padalyjimas ar kuomet stokojama perkamosios galios. Dabar dar kartais prideda ir būtent čia ne tik, kad žmogus neturi pinigų, ar nelygiai jį padalina, žodžiu, tą maistą, kaip sakant, gali būti, kad nėra to lygaus padalymo, bet dar gali dabar mūsų dienom aktualu, kad tas maistas būtų sveikas ir saugus, kad jisai nebūtų užterštas, kokia salmoneliozė, kad žmogus nesusirgtų, ar dar kažkokiam kitokiam ligom, kad jisai atitiktų standartus. Ir tam maisto saugumui tikrai yra dabar paskutiniu laiku sveikas gyvenimo būdas ir visi kiti dalykai, ir sveiką maistą, sveiką mitybą yra tikrai labai didelis dėmesys skiriamas, bet jeigu žiūrėsim pasauliniu mastu, tai kai kuriuose šalyse yra svarbu tas išgyvenimas. Žodžiu, kad bent jau žmogus turėtų galimybę išgyventi. O mes, aišku, jau geriau įsivystę šalys, pas mus truputėlį ta charakteristika kitokia, nors yra ir skurdo labai daug, mes po to žiūrėsim skaičius, kai kuriems žmonėms išgyventi, labai kainos didelės to sveiko maisto kai kur ir mes patenkinti būnam, kad bent kokį maistą įperkam, jeigu pajamos mažos. Dabar sveikatos saugumas, tai jeigu žiūrėsim per pozityvę dalyką, tai naudojimasis sveikata ir žinojimas, kad jei sutrikus bus suteikta pagalba. Žodžiu, kad mes turim tą sveikatą ir žinom, kad jeigu mums kažkas, kad mes nueinam į sveikatos priežiūros sistemą ir mums suteikia pagalbą. Tai tas labai svarbu. O ten, jeigu grėsmę žiūrėsim sveikatai, tai čia jų būtų begalė, be galo ir be kraštų. Tai čia jums svarbiau atsiminti, kad naudoti sveikatą tokią, kokią ją turi, žodžiu, ir žinoti, kad, jeigu jinai sutriks, kad gausi pagalbą. Dabar aplinkos apsauga, vėlgi tas pats.
galimybė gyventi saugioje aplinkoje, kvėpuoti neužterštą orą, nebijoti radiacijos padarinių, naudoti švarių vandeniu ir panašūs dalykai, kad tiesiog ta aplinka, kurioje mes gyvenam, jinai būtų saugi ir palanki mūsų sveikatai. Na, kitas galbūt dalykas, kur asmens saugumas, čia žmogui ko gero nėra kitos formos, kitos, kaip sakant, kategorijos šitam saugumo sąraše, kuris būtų toks aktualus, kaip saugumas, asmens tas saugumas, nes mūsų identitetas, mūsų fizinis kūnas ir mūsų nuosavybė, kaip sakant, ir mums čia labai svarbu būti saugiam. Žodžiu, taip pat ir saugiam, čia, kai kalbam apie asmens saugumą, tai tas saugumas nuo fizinės prievartos, na ir dabar šiandienai mes kalbam ne tik fizinės prievartos, bet jau dabar apie visą tą integralumą, tai yra apie seksualinę ir apie mentalinę prievartą, apie mobingą darbuose ir visokių kitokių dalykų, kad tai prievarta paliečia tiek turtingų, tiek vargingų šalių žmonės. Čia aš kažkaip neišvardinau visų formų prievartos, bet tiesiog žodžiu pasakau. Tai tikrai labai mums svarbu būti laisviems nuo prievartos. Dabar asmens saugumo grėsmės asmens saugumui iškyla iš kelių šaltinių, tai iš valstybės gali būti, tai jūs tikrai žinot represiją sovietiniais laikais, ten žodžiu laisvės nebuvimą, žodžiu, kad pati valstybė ten ir į psichiatrinės ligoninės kitaip mąstančius negu komunizmo ideologija guldydavo ir vaistus leisdavo ir į Sibirą trėmė ir visokie kitokie dalykai būdavo, kankinimai ir gal ir buvę ir muziejuose ir jau tikrai jūs žino šitus dalykus, kad pati valstybė gali būti asmens saugumo grėsmė, arba neorganizuoja, ji nevysto, kaip sakant, gali būti nusikalstamumo daug ten visokių ir nieko valstybė ten nesirūpina savo piliečiais. Tai tas asmens saugumo grėsmė gali iš valstybės kilti. Dabar iš kitų šalių, tai čia labai jau suprantamas dalykas, kad gali karas būti, žodžiu, ir tikrai yra tų karų ir aš čia neįsiplėsiu, nes jūs tikrai įsijungėt panoramą ir galite pažiūrėti, kokia padėtis pasaulyje, tikrai yra įtemptumų visokių. Na ir iš kitų grupių, etniniai neramumai, čia, žodžiu, taip pat irgi jums žinoma šaltinis iš kitų individų gali būti, kaip sakant, iš konkretaus žmogaus, tai čia nusikalstamumas, prievarta gatvėse ir nebūtinai gatvėse, žodžiu, bet kur ta prievarta gali būti, prievarta prieš moteris, išskiriama, kai atskira, žodžiu, namų prievarta, prievartavimai, ta namų prievarta, tai gal būtų mūsų Lietuvoje atitikmenis toks žodis tiesioginis būtų artimoje aplinkoje ta prievarta, vairūs prievartavimai prieš moteris, tikrai moteris išskiriama kaip silpnesnė grupė, kur asmens saugumui jums dažniau gresia pavojai. Na, ne tik tai moteris, bet ir vaikai, pasinaudojant jų pažeidžiamu ir priklausomumu, irgi prievarta prieš vaikus yra tikrai kai kur didelė, nes ir galios vaikai mažai turi, priklausomi nuo tėvų ir taip toliau. Ir čia ir Lietuvoje tai rūpinamės aktualu ir tikrai ta prievarta yra, nors ir kaip galėtų ten įvairių reformų vaiko teisių priešininkai sakyti, kad tik tai tėvai viską daro ir kad visą ką, bet kas dirba vaiko teisių apsaugos tarnyboje, jie mato, kokiuose baisiuose sąlygose kartais atsiduria vaikas ir kaip jų pačių tėvai su jais pasielgia. Ir tie skandalai praėję per Lietuvą, tai yra tiesiog įrodymai, kad ne visada ten, kur turėtų vaikui būti saugiausia, namuose jiems yra saugu, bet aišku, pavojai prievarta prieš vaikus yra nebūtinai vien šeimoje, gali bet kur būti ir mokykloje, ir gatvėje, ir kitokio institucijoje, žodžiu, ta prievarta prieš vaikus aktuali. Va šitos silpnesnės grupės, jos vis tik dažniau patiria tą prievartą. Ir čia noriu dar užakcentuoti dar vieną prievartos rūšį, kur kartais pamiršta, kada kalba apie prievartą, tai yra prievarta prieš save, tai įvairūs suicidai, narkotikų naudojimas, alkoholio besaikis naudojimas ir taip toliau, savęs naikinimas, tokia savižalojantis elgesys, jis daro grėsmę žmogui. Ir kai aš kartais sakau, kartais žmogų reikia saugoti nuo jo paties. Jau kartais jis tokią būklę, tokį stovį pasiekia, kad jis jau nebesupranta, ką jisai daro ir prieš save. Ir tikrai yra įstatymai tokiais atvejais, kad per prievartą galima žmogui hospitalizuoti, gydyti. Ir tai rimta prievartos rūšis, jau savižudybių problema Lietuvoje irgi yra, jūs patys žinot, kad labai aktuali Lietuvai. Tai va, ta prievarta, tai va, jeigu taip žiūrėtumėm, tai prievartai ateina iš išorės, kaip sakant, kitų žmonių, bet gali ir būti nukreipta, va, jeigu žmogus yra, tai jis gali nukreipti tą prievartą link kitų. Tai va tada ateina
žodžiu, iš kitų individų, ir prieš moteris, ir prieš vaikus, ir grupės, ir šalys, ten jei vadovai labai kokie konfliktiniai, tai, žodžiu, ten pasidaro labai, tai į kitus nukreipia. Bet gali žmogus prievartą nukreipti į savo pusę, į save, ir žaloti save. Ir atrodytų, kas čia tokio, bet iš tikrųjų tai yra rimta problema ir didelis netektys. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėt skaičius, kiek savižudybių vidutiniškai per metus Lietuvoje, sakykime, tai dar nuo COVID ko gero per šitus metus tiek nemirė, kiek žmonių nusižudo. Nes tikrai tie skaičiai yra dideli Lietuvoje. Tai vat, aš kartais, kai galvoju, kai yra šitiek metama pastangų dėl COVID, dėl jo suvaldymo, žodžiu, ir telkiamos, dideli ištekliai telkiami. Ir aš kartais galvoju, Dieve, aš jau buvau studentė, jau tų savižudybių buvo labai daug ir aš prisimenu pirmą kartą, kai pasakė, kad kasdien nusižudo 3-4 žmonės, kai buvau studentė, dar aš irgi bakalaurė. Aš negalėjau patikėti, man tai atrodė nežmoniški tie skaičiai. Aš paėmiau tą skaičių ir padalinau iš metų dienų ir žiūriu, tikrai tie gaunas. Man tiesiog buvo toks šokas, kad kiekvieną dieną 3-4, dabar gal truputį mažiau nusižudo, bet iš tikrųjų nežmoniški skaičiai, tokie mažai tautai, tai Lietuvai. Tai va. Tas asmens saugumo grėsmės, jos labai realios yra ir tiesiog žmogus gali būti sužalotas ir pačio savęs ir kitų. Visuomenės saugumas irgi dar kaip buvo tokia grupė, žodžiu, išskiriamas, nes dauguma žmonių gauna saugumą iš grupės. Tai yra šeimos, bendruomenės, organizacijos, rasinės ar etinės grupės, kurioje užtikrinamas kultūrinis identitetas, vertybės. Tai tokios grupės duoda praktinį palaikymą žmogui. Gali būti išplėstinė šeima tradicinė atveju, kur jeigu kažkas tėvams, tai gal seneliai, broliai, seserys ten susirūpina ir vieni kitus, ir ypatingai jeigu žiūrėsim kultūriškai, tai Italijos tas atvejis būtų labai tokia solidarų šeiminių išplėstinė šeimos atveju. Va. Tačiau plintant modernizacijai, tradicinės praktikos labai keičiasi ir išplėstinė šeima vis mažiau padeda nelaimės ištiktiems šeimos nariams. Tai tada šeima, kurioje žmogus turėtų jausti saugiausia, daugeliu atveju nėra saugumo garantas, daug labai yra to smurto toje artimoje aplinkoje, žodžiu, ir tai rimta. Tas visuomenės saugumas, jisai yra aktualus ir iš tos, kaip sakant, bendruomenės nebūtinai jisai savo artimiausios bendruomenės gaunamas. Politinis saugumas tai labai irgi yra svarbus, tai jo svarbiausias, kaip sakant, aspektas šito politinio saugumo, kad žmonės galėtų gyventi visuomenėje, kuri gerbia bazinę žmogaus teisės. Žodžiu, kad žmogaus teisės ten būtų gerbamos, žodžiu, tokia visuomenė. Jeigu gyvena visuomenėje, kuri negerbia žmogaus teisų, yra žmogaus orumo, žodžiu, tai jau yra politinio saugumo problema, nes būtent valstybės turi užtikrinti savo ir daryti visas pastangas, kad tas politinis saugumas būtų. Bet ne vien tik tai šeimoje, ne vien tik nuo asmens priklauso, nuo bendruomenės yra, žodžiu, kurie gyvena, ar nacionalinės valstybės dar yra tokie dalykai, kurie nepaiso nei sienų, nei suverenitetos valstybės ir visa kita. Tai būtent migruojantis tokie dalykai ir čia dažnai yra kaip ir šitie aplinkos užterštumas, įvairios AIDS, kiti virusai, dabar COVID'as, bedarbiai migruojantis, kur tikrai kartais plinta už nacionalinių sienų ir jūs matot ir girdit, žodžiu, ir Graikijos, ir ES visą tą įtampą dėl šitų pabėgėlių ir migracijų tų visų. Žodžiu, čia tikrai didelė problema ir globalinė problema, nes jau peržengia vienos šalies kažkurios galimybės. Tikrai čia globalizacija iškėlė globalinio socialinio saugumo tas problemas visų aštrumu. Socialiniai saugumai grėsmė kils, čia dar kai iš to išverčiau pranešimo, kuris 90, dabar panašu 4 gal metų, tai jau mes dabar kitam tam tūkstantmetį gyvenam ir man labai buvo neįtikėta tiesiog, kada taip buvo parašyta ir sunku buvo suprasti, kad socialiniam saugumui grėsmė kils ne nuo keleto galingų valstybių, bet nuo milijonų žmonių. Tai aš galvoju, Dieve, kaip taip gali būti, bet tikrai savo akim išvydau ir jūs matot, kad tai yra realija ir kad tikrai, ir ta islamo valstybė, ir visokie kitokie dalykai, ir migracija, ir virusai, ir kiek tik nori nuo tos globalizacijos, žodžiu, iškilo didelių įtampų ir didelių bėdų, kaip sakant. Dabar
Globalinės grėsmės turi įvairias formas, nekontroliuojamas gyventojų skaičiaus augimas, ekonominių galimybių skirtumai. Žodžiu, sakykim, kad ekonominių galimybių skirtumai, tai ir Lietuvoje mes matot, kiek yra, mūsų išmigruoja tautiečių ir tikrai ne dėl to, kad čia kitoj šalyje kažką labai ten kultūriškai vien tik tai randa, bet pirmiausia, ta ekonominė migracija labai pagrindinė priežastis. Nors yra ir kitų, bet viena iš tokių vyraujančių yra ekonominiai motyvai. Tai va tie galimybių skirtumai tikrai. Jūs matot, kad į Lietuvą ir iš Ukrainos atvažiavę žmonės dirba, jiems čia yra uždarbis neblogas, lyginant su jų šitą šalimi. Tai va tie tokie didėjanti tarptautinė migracija, tai tikrai aplinkos nuosmukis, nes, žodžiu, ir žinot, yra atšilimai visi ir visa kita, čia jūs tikrai užtenka jums informacijos viešoje erdvėje. Taip pat narkotikų produkcija, transportavimas, tarptautinis terorizmas, kuris visų gražumu dabar kabutėse gražumu atsiskleidžia ir mes matom vis tuos šaudymus, tai Vienoje, tai Paryžiuje, tai vėl kurioje šalyje, žodžiu, tikrai prasidėjus nuo rugsėjo 11 Amerikoje, tai tas, nors iki tol jau buvo jau ir straipsniai rašėsi dėl to, kad nėra šalyse užtikrinta žmogaus saugumo, žodžiu. Tai va tas tarptautinis terorizmas, jisai veši ir pakankamai aktyviai. Visų šalių interesams reikia rasti kelius, kaip kovoti su šiomis kylančiomis grėsmėmis, kurios kelia globalinės nesaugos problemas visam pasauliu. Tai va jeigu tos grėsmės globalios, tai realiai yra atsakai tie turėtų būti organizuoti ir globalūs, tai va ir tam savoka saugumo 21 amžiuje turėtų susifokusuoti ir žinoti, kad tas globalinis saugumas yra universalus interesas, o ne vienos kažkurios valstybės. Jis svarbus turtingų ir varganų šalių žmonėms, yra daug grėsmių bendrų visiems žmonėms, nedarbas, narkotikai, nusikaltimai, aplinkos užterštumas, žmogaus teisų pažeidimai, žodžiu, ligos plintančios ir taip toliau. Jų grėsmės intensyvumas gali būti įvairus ir skirtingas kiekvienai šaliai, tačiau šios grėsmės žmogaus saugumui yra realios ir augančios. Tai turi būti tikrai universalus interesas. Dabar žmogaus saugumo komponentai tarpusavę susiję ir viens nuo kito priklauso. Kai žmogus saugumas vienoje šalyje yra pavojuje, visos kitos šalys yra paliečiamos. Badas, ligos, aplinkos užterštumas, narkotikų vartojimas, terorizmas, etniniai disputai, socialinė dezintegracija. Jau nėra izoliuoti dalykai, priklausomi nuo valstybės sienų. Jų pasiekmės keliauja per pasaulį. Ir tikrai mes matom ir esam tų procesų liudininkai šiandienoje. Dabar žmogaus saugumą lengviau garantuoti per ankstyvą prevenciją negu per vėlyvą intervenciją. Žodžiu, tai reiškia, prevencija mažiau kainuoja, kai šios grėsmės tik kyla, ir tikrai mažiau galima investicijų reikalaujantis dalykas, negu kai jau reikia su jomis kovoti, kai jos jau yra iškilę ir plinta, pavyzdžiui, AIDS ten, ar korona, sakykime, ne tas pats, kada yra tik keli atvejai ir kada jau, kaip ir šiandien jau sumušėm rekordą. Žodžiu, tai va, tokie tikrai dalykai svarbus. Ir į žmogų orientuotas turi būti, tai liečia tai, kad žmogus gyvena ir kokvėpuoja savo visuomenėje, kaip laisvai jis renkasi, kiek prieimo galimybių turi prie rinkos, socialinių galimybių, gyvena jie konfliktą ar taikoje žmonės. Tai va, į žmogų orientuotas turėtų būti irgi. Ir kaip turėtų keistis nuo pabrėžtinos teritorinės saugos į pabrėžtiną žmogaus saugą. Ir sakot, nuo saugumo per karinį apsiginklavimą į saugumą per tolydžią žmogaus raidą. Ir šitos dvi kryptys, jos nuosekliai yra atstovaujamos Jungtinių tautų organizacijos ir, žodžiu, ir šiomis kryptimis yra dirbama. Tai pirma paskaita yra kaip ir baigta. Aš dabar įrašysiu ją.